Liepa vėl neveikia kompas. Safe mode paleisk. Kiek aš tave galiu mokinti? Ačiū, Liepa. Kaip malonu yra turėti žmogų, iš kurio galima pasimokyti. Tikriausiai malonu. Pala, tai tu nori pasakyti, kad iš manęs nieko negalima pasimokyti. O kaip pavyzdžiui, žiedai, kai rūkiam kaljaną. Taigi išmokiau pūst žiedus. Raimondai, tikrai labai naudingas dalykas. Aš tave mokau gaminti maistą, dirbti kompiuteriu, netgi patarinėjai tavo verslo klausimais, o tu mane mokai pūsti žiedus. Jėga. Žodžiu, jinai elgėsi kaip mokytoja, jį pastoviai dominuoja. Oi, Raima, žinok, man visiškai neįdomus tai jūsų žaidimai vaidmenimis. Edva, aš ne apie žaidimus šneku, aš apie problemą, kurios pavadinimas yra Liepa. Ji mane moko visada, bet to nuolat prikaišioja, kad aš nieko nesugebu. Tai aišku, čiagi jų šeimos bruožas. Tu žinok, nekartok mano klaidų priešinkis. Tai aš priešinsiuos, dominuosiu, tik tai reikia sugalvoti kaip. Žinai, kad pririšk ją prie mašinos ir tem, kol jinai pripažins, kad tu dominuoji. Tiksliai. Edva, tu genijus. Ašgi pajuokavau. Tai aš suprantu, aš ją mokysiu vairuoti. Nu, visus. Tėti, greičiau lenkis striukę, mes pavėluosim į teatrą. Nepavėluosim. Kaip nepatogus to kostiumo. Tėti, Matas yra labai iš turtingos šeimos, taigi tu man turi atrodyti labai gražiai. Pamutė, tu ką, gal įsimylėjai? Nu ką, tu tėti, man 10 metų, o meilė yra mažiukams. Ir man reikia galvoti apie ateitį. Wow. Gerai, princesė. Nu, bėk nuotaką. Ir Mūtė, gal patys važiuojame į tą polikliniką, nes tėvukas neatsiliepia, nei pats skambina. Kam į tą polikliniką? Tu žinai, kokios ten eilės. O tėvelio draugas pats geriausias pediatras Lietuvoje. Aš tikiu, kad jis pats geriausias, bet kur tas pats geriausias? Nėra. Man va, Edva su Raima rašo, kviečia krepšinį žiūrėti. Nu, su alum. Klausyk, nebūk toks egoistas. Aš viena pastoviai su Lukučiu sėdžiu namie. Va, ir tėvelis jau. Pagaliau. Labukas, vaikučiai, labukas. Užėkit. Va, čia yra mano draugas Mykolas. Jis dirbo karo gydytojų karščiausiuose taškuose, o dabar gydo vaikus. Taip, užėkit. Labą dieną. Čia, Myka, yra mano dukrytė ir Mūtė. Prisimenu, prieš 30 metų šiek tiek mažesnė. Šiek tiek. O čia, Mykai, o čia yra mano žentelis Albertas. O va ten anūkėlis mano Lukutis ir reikia apžiūrėti. Apžiūrėsim. Ir jam priklauso pirmi skiepai. Organizuosim. Labas, Marytė. Mykolas, kepuotėjais mama su vaikučiu. Nuo manęs. Ne, vaikutis ne nuo manęs. O nuo manęs ateis. Tai viskas? Tai 9 valandą, poryt, į 3 kabinę be jokios eilės. Gerai, einam Luką apžiūrėti. Nu ir aš tada po to jau išeinu, mikrofoną neišjungiu ir užkulisi sakau, Hebra, sakau, kol mano žmona gimdo, aš šitos asilus turiu linksminti. Man irgi buvo. Pirmus metus dirbau programą. Atvažiuoju į aikštelę, supranti, viskas pasiruošęs. Čia dabar kas? Kas čia vyksta? Čia mes užpažintėm biškį. Mykai, mum jau laikas. Eime, Mykai. Ačiū, vyrai. Nėra už ką, kol nusibelsim, kol nueisim. Ačiū. Laimingai. Gerai, viso. Geri vyrai. Lukutis užmigo? Užmigo. Bet panašu, kad ir tėvelį migdyti reikės. Šitiek prisigerti iš pat ryto, kokia gėda! Saulytė, aš negaliu atsakyti pediatrijos dievui, kai man siūlo į sveikatą. Apie to jis mums reikalingas. Gerai, kad bent jau iš reikalo prisigėrė, nes su savo tais biesdaris be reikalo. Taip. Gulk čia ir gulėk, kad pas Lukutį neitum. Gerai, čia prigulsiu čia, biški. Raimondas geras ir aš jį myliu, bet iš mūdviejų aš esu labiau išprūsusi, todėl aš kaip ir dominuoju, aš jį visko mokau, o jis ima vis labiau savim nepasitikėti. Nedaryk tokios klaidos kaip aš. Tegul jis būna viršuje. Žinai ką, tegul jis tave ko nors išmoko. O aš būčiau nieko prieš, bet ko jis mane gali išmokyti? O, Eglė, labas. Labas, Raimondai. Žiūrėk, Liepa, pagalvojau, gal tu nori, kad aš tave išmokyčiau vairuoti? Vairuoti? Jo. Bet... Palauk, aš turiu atsiliepti. Alio. Va tau proga, pakelsi jo savivertę. Aš jau 7 metus turiu vairuotojo pažymėjimą. Betgi jis to nežino.
Na, tai kaip? Žinoma, Raimondai, aš seniai svajojau išmokti vairuoti. Super. Tai aš dabar varau pas Edvą, nes skambino, prašė užsukti. Tada į darbą, o nuo rytojaus iš tavęs pradėsim daryti formulės vairuotoją. Gerai. Super. O, ateik. O, labas direktoriau. Negalvojau, kad jubiliejus dovanų nepaėmiau. Gerai, žinok, ne, čia visai kiti dalykai. Įsivaizduoji, vienas statybų magnatas man davė savo vizitinę kortelę ir jisai nori su manim susitikti. Ar tu negalėtum apsimesti, kad tu, tai aš? Ai, tu kažką prisidirbai, o mane dėl to nušaus, ne? Ne, Raima, aš rimtai. Įsivaizduoji, jis yra Tomos bičo tėvas. Ir jisai pagalvojo, kad aš tik Tomos vairuotojas. Nes atsieiti mano mašina per prasta kaip santechnikos parduotuvių tinklo savininkui. Ir jo vairuotojo kostiumas toks pat kaip mano. Palauk, kokio parduotuvių tinklo? Nu, čia Tomutė gal kiek perdavė, bet iš esmės tau reikia apsimesti manimi ir su juo susitikti. O aš būsiu tavo vairuotojas Raimundas. Tai tu pasakei, kad aš tavo vairuotojas. Nu ne, kiek to galima aiškinti. Aš tavo vairuotojas. Nu gerai, o jeigu susimausiu? Tu negali susimauti. Supranti, Tomai tai labai svarbu. Be to mes galime gauti labai didelį užsakymą. Nu gerai, bet tik dėl Tomos. Nu gerai, tai skambink dabar. Sveiki, Mariau. Čia Tomos tėtis Edvinas skambina. Man irgi malonu, taip. Ar rytoj galim papietauti? Tuoj pažiūrėsiu į savo dienotvarkę. Taip, žinau. Taip, aišku, galiu. 2 valandą. Labai gerai. Puiku, iki. Nu, kaip? Sutarėm. Nu, labai gerai, viskas. Tada kostiumą turi? Jo. Nu, jo, reikia pažiūrėti kokį, nes gali būti toks pat kaip vairuotojas. Tai gal pradžiai... Ne, einam. Ar patos gal? Einam, rytoj 2 valandą susitikime. Raima, tu gali greičiau. Merso valanda 60 eurų kainuoja. Aš visus pinigus iš kasos paėmiau. Neaišku, kiek mes čia važinėsim. Nu, kaip? Nu, nežinau. Nu, gerai, sueis. Davai. Ir pietauk, kaip galima greičiau. Iš karto sudaryk gerą įspūdį, sudaryk sutartį ir važiuojam, okei? Kaip? Dar vienas dalykas. Va, dėl viso ko Eglės ir Tomos nuotrauka. Raimondas Klevinskas nepasišiukšlins. Tu šiandien esi Edvinas Bieliauskas, nu nepamiršk. Raimondas Klevinskas nepadarys gėdos net ir būdamas Edvinu Bieliausku. Gerai, einam. Šitą, nepamiršai, kad šiandien pas mane vakare kašį žiūrim ir geriam alų? Aš tai nepamiršau, bet Valbertui reikia priminti. O, tėtuk Albertuk, nepamiršai, kad šiandien žiūrim kašį su alum? Turbūt nieko neišės, žinok, ir mane labai manęs nori išleisti, nes vakar nuo pat ryto su tuo naujoju Luko daktaru, tai negaliu, galva skauda. Neblogai, tai galvo kaip atsiprašy dabar. Gerai, galvosiu kažką. Pasiskambinam vėliau, gerai? Gerai. Vatas, plikas, aišku. Eikdaus. Atsimintų, turtingas, solidus, ne? Sveiki, aš Edvinas. Sveiki, Marius. Mano žmona Viktorija. Labai malonu. Man taip pat malonu. Sėskitės. Ačiū. Mergaitė, papietausim. Kava 5 eurai. Nes kur aš paprasčiausiai pietauju, tai jau seniai 7 kainuoja. Nebloga vietelė čia. Taip. Man tai labai gaila, kad žmona jūsų negalėjo atvykti. Ai, taip, bet ji dabar Milane aukštosios mados savaitėj. Keista. Aukštosios mados savaitė liktais prieš mėnesį vyko. Taip, bet ji nusprendė pasilikti. Truputį pasišopins, kaip tik turiu jos nuotrauką. O, labai graži jūsų žmona. Ačiū. Pasisekė jums. Ačiū. Graži. Tai jūs mūsų užsakymą įvykdysit? Na, žinot, 200 000 netoks jau didelis užsakymas. Turėjom didesnių, tai be problemų. Puiku. Kokį automobilį turit? Mercedes. Seniai pirkot? Prieš kokius 3 metus. Laikas keist. Matot, gaila, vienetinis modelis, rankų darbo. Suprantu. Labai atsiprašau, neveikia terminalas. Neveikia, tai neveikia. Viktorija, gal tu turi 270 eurų? Ne. Gal jūs turit? Turbūt mašinoje kažkur mėtus. Toj. Raimondai, mes turim 270 grinaisiais.
Taip? Tai atneškit man juos. Taip, 270 ir tuoj pat. Ačiū. Aš labai atsiprašau, čia nepatogu. Vis dėlto aš jūs kviečiau. Baigė. Pinigai čia ne problema. Aš taip, panas Edvinai. Ačiū. Raima, mes visus parduotuvės pinigus už jūsų pietus atidavėm. Neatidavėm, o investavom. Mes gavom užsakymą už 200 000. Eik tu savo. Wow, 200 000. Atsiprašau. Čia daug daugiau negu planavom. Tai aišku. Žiūrėk, man dar reikia Liepą šiandien išmokyti vairuoti. Nes aš einu pirksiu mašiną. Aš irgi pirksiu. Jo. Gerai, tai tu mane vežk namo, po to atiduok Mersą, o primink Nagevičiui, kad po valandos sustinkam pas tave. Jokių problemų, šefė, einam. Aš nesuprantu, 2 valandas, ne iš vietos. Aiškinu, ten jau net nebėra ką aiškinti. Tai atleidi sankabą, paspaudi gazą ir važiuoji. Nu kaip dar tau paaiškinti? O, tu vairuoji blogiau negu aš valgyt gaminu. Ko tu manęs reikėjo? Tai kad tu kitaip nesupranti, nu tai kaip tau paaiškinti, dar mašiną nubrozdinai. Aš viską kontroliuoju. Nu tai tu eik į virtuvę ir puodus kontroliuoji. Aš atsiprašau. Atleisk man ką. Atleidžiu. Tu man atleisk, kad aš šaukiau. Atleidžiu. Gydytojas Mykolas tau skambina. Tikrai? Klausau. Ai, ačiū. Ačiū labai, ponas Mykolai. Ačiū už pakvietimą, bet žinokit, šiandien turbūt neišeis. Gal kitą kartą. Visą. Ko norėjo? Tu įsivaizduoji, skambina daktaras Mykolas, kviečia mane į pirtį. Sako, pasėdėsim, alaus atsigersim. Atsisakiau. Tu ką? Nu, galvoju, su šeima reikia pabūt. Albertai, tu visai išpratėjai. Jis yra geriausias pediatras visoje Lietuvoje. Tu neturi teisės jam nieko atsakyti. Perskambink, pasakyk, kad dabar pat atvažiuoji. Sakai, reikia. Būtinai. Nu gerai, gal turi teisę. Mano Jankūnas. Nieko. Hebra, tiesa, žinot. Edviną įsivedžiau į telefoną kaip daktarą Mykolą. Tai dabar, kai daktaras Mykolas paskambina, Irma pati siunčia mane pas jį ir štai aš čia. Wow, super, gerai. Bet žinai, labai negražu apgaudinėti žmonas, labai negražu. Gražu, kartais gražu. Dėl krepšinio, dėl draugų netgi reikia. O, čia tiesa. O aš šiandien pirmą kartą bandžiau Liepą mokyti vairuoti. Na. Nieko nesigavo, nieko iš viso. Atrodo, specialiai viską. Nu, tai Jubogos. bet aš dominuoju. No. Gerai. Pridėti televizorių prie Irma skambina. Taip, pirmutė. Albertai, gydytojas šalia tavęs? Taip, žinoma, o ką? Klausyk, duok tu man jį. Mūsų Lukutį išbėrė, noriu su juo pasitart. Nu, matai, supranti, čia jisai pavargęs, ilsisi, tai gal netrukdyt žmogaus dėl kažkokio ten berimo. Ne dėl kažkokio berimo, o dėl mūsų Lukučio užpakaliuko išberimo. Greitai duok gydytoją. Gerai, tuoj... Hebra, atvelnės. Ką daryti? Irma nori pakalbėti su daktaru Mykolu. Nu, vaikui užpakalį išbėrė. Edvinai, tu patyręs tėvas. Ką tokiu atveju reikia daryti? Nežinau, ten kažką pabarstyti reikia. O, tai tu taip ir pasakyk Irmai per telefoną. Tik balsą pakeik, tokį prikimusį padaryk. Ką tu? Padėk, tugi moki. Klausau. Labą dieną, gydytoja. Labą dieną. Kas atsitiko? Kas jūsų balsui? Aš šalto alaus gėriau, tai... Supratau. Klausykit, Lukučiui išbėrė užpakaliuką, tokiais raudonais kažkokiais pogeliais. Aš nežinau, ką daryti. O, tai jūs paprastykit užpakaliuką pudrą ir praeis, jo. Aha, gydytojau, palaukit sekundėlę, pas mane kažkas beldžia. Daktarė Mykolai? Taip, klausau, kas daro? Čia aš ne jums, nors tiksliau jums, bet... Mūdu čia užsukom pas Albertą trupučiuką išgerti, nu mums reikia kompanijos ir mūtų. Nu tai 2 dienos jau, tik tai abu nuobodu, abiem nuobodu.
Tai kad Albertas su jumis jau geria. O aš, ponas Mykolai, su jumis telefonu kalbuosi. Nesupratau. Paaiškinsiu. Nu, hebra, dabar jau viskas. Varau namo. Nežinau, jeigu ką, neminėkit bloguoju. Sorry, aš irgi varau. Reikia Liepą kažkur nusivežti. Nu, dėl to, kad apriekiau. Nu, kaip? O, pažiūrėjom kažį. Einu aš pas nykštukus. Tik ilgai manęs nepalik, nes gali pavogti. Kad tik nepavogtų. Marius! Edvinas. Sveikutis! Sveikutis. Kaip sekasi? Puikiai. Lolita. Pusseserė. Sveiki. Sveiki. Vienas? Ne, lauk. Tai Prašom. Ačiū. Sėsk. Tai kaip jūs? oi, puikiai. Puiku. Ačiū. Desertuką? Tuką aš gal žuvies norėčiau šiandien. Susipažinkit, Liepa. Aš irgi esu pusseserė. Sveiki. Na, mūsų padėties žmonės dažnai turi simpatiškų pusseserių. Raimondėlė, einam pasišnekėti trumpam. Gerai, gerai. Mes tuoj, atsiprašau. Susirinkai. Kame reikalas? Žodžiu, aš tau viską paaiškinsiu. Aš apsimetu Edvinu. Nu, tipo, jisai solidus, turtingas ir aš negaliu susimauti. Prašau, padėk man, prašau. Padėsi. Aš po to tau viską paaiškinsiu. Gerai. Labai bus įdomu išgirsti tavo pasiaiškinimą. Edvinai. Na, tai Edvinai, išgerkim už susitikimą. Koplia. Jau antrą kartą šiandien puikiai pasėdėjom. Tikrai tai pats likimas mūsų veda. O rytoj susitiksim, pasirašysim sutartį. Būtinai, būtinai. Na, Lolita, ko tu negeri? A, kas yra? Lolita. Bloga man. Bloga? Pykina? Lolita. Lolita, kas yra? Lolita. Jį nualpo. Greičiau vežam ligoninę. Lolita. Raimonu, daryk ką nors. Negaliu vairuoti, aš vyno geriu, aš galvau, čia mašiną paliksim, su taksi grįšim. Aš irgi išgėręs. Aš parvairuosiu. Taigi tu nemoki vairuoti, teisų net neturi. Turiu teisės ir moku vairuoti. Eik čia. Lolita. Tu ko tu ten stovi? Gerai, gerai. Trauk kėdę. Čia. Atsiprašau. Tai vis dėlto moki vairuoti. Taip. Atleisk. Kodėl man melavai? Aš norėjau, kad tu mane ko nors išmokytum ir pasijustum geriau. Ačiū. Dar taip gerai niekad nesijaučiau. Kai apgaudinėjame, visai negalvojame apie pasekmes. Albertai, tu elgies kaip paskutinis idiotas. Maža to, kad tu man melavai. Tu įžeidei Mykolą. Dabar mes su Lukučiu tikrai turim ir į polikliniką važiuoti, ir eilėse stovėti, ir visų tų bobų klausytis. Ir taip 15 metų. Saulytė, kaltas tikrai, atleisk. Ir mūsų melas visada atsigręžia prieš mus. Tu teisus. Tu esi kaltas, tu į polikliniką ir važiuok. O aš eisiu į parką, pasivaikščiosiu, grynu oru pakvėpuosiu, nervus nuraminsiu, degtinės išgersiu. Juokauju. O kartais melas mums atveria akis. Ir tada išvystame labai netikėtų dalykų. Atsiprašau, kad tave apgavau. Aš tokia durnė. Nieko tu nedurnė. Atleidžiu. Aš tave labai myliu. Žinai, vis dėlto yra iš tavęs ko pasimokyti. Tu moki atleisti. Bet svarbiausia, bet koks melas anksčiau ar vėliau išaiškėja. Labą dieną. Labą dieną. Jūs Tomos mama? Taip. Gal galima būtų su jumis pakalbėti? Užeikit. Ačiū.
Klausau jūsų. Galbūt tai nėra mano reikalas, bet jūsų vyras jums neištikimas. Kaip neištikimas? Aš pasisamdžiau privatų detektyvą. Ir jis man pranešė, kad vakar mūsų vyrai pramogavo kartu su jaunomis meilužėmis. Aš net nuotraukų turiu. Mama, noriu, mes su tėčiu eisime į kiną. Taip. Taip, dukrelė. Labą dieną. Tai pala. Tai jis yra Tomos tėtis. Taip. Na ir šeiminėlė. Žmona turi vaiką nuo vairuotojo, o vyras šlaistosi su jauna meilužė. Aš to viską galiu paaiškinti.